Ar kada nors susidūrėte su sunkumais, dėl kurių buvo sunku patikėti, kad viskas susiklostys gerai? Kaip pasitikėti Dievu, kai yra sunkus laiko tarpas ir kai mūsų problemos atrodo neįveikiamos? Sveiki, mano vardas Inga, džiaugiuosi, kad esate su manimi. Šiandieną turiu savo grožį va čia mano vežimėlyje, palaiko man kompaniją. Ir noriu su jumis šiandieną pasikalbėti viena ypatinga tema. Jeigu mes su jumis susitinkame pirmą kartą, mano vardas Inga, kaip minėjau, ir mano misija yra įkvėpti ir įgalinti kitus tapti nesustabdomais ir priminti, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Jeigu jūs manęs nepažįstate, prieš 25 metus mano gyvenimas pasidalino prieš ir po siaubingą, tragišką autoavariją. Padalino mano gyvenimą per pusę. Tuo metu netekau abiejų savo kojų, kairė ranka liko paralyžiuota ir aš buvau visiškai sužalota iki tokio lygio, kad aš negalėjau nieko absoliučiai išskyrus tik atsimerkti ir užsimerkti. Ir tuo metu atrodė, kad mano gyvenimas sugriuvo negrįžtamai. Ir daugelis man sakė, kad ši autoavarija sugriovė tavo gyvenimą. Kokia didelė nelaimė, tokia jauna, o gyvenimas jau sugriautas. Bet žinote, aš nutariau kovoti už savo gyvenimą. Savo knygoje Nesustabdoma tai pasirinkimas dalinuosi pilna savo istoriją, kurią nesidalinau, niekada nepasakojau nei vienam interviu, bet mano knyga yra mano atviras, nuoširdus pokalbis su tavimi, su mielu skaitytoju. Bet šiandieną noriu pakalbėti apie vieną temą, kuri, manau, yra labai svarbi. Kaip tikėti, kaip patikėti Dievu, kad viskas susitvarkys, kada tavo problemos atrodo neįveikiamos. Aš nuo pat pradžių, nuo pat autoavarijos turėjau tikėjimą, aš giliai tikėjau. Galbūt aš apie tai labai garsiai ir nekalbėjau, bet laikui bėgant daugelis pamatė, kad manyje yra tvirtas tikėjimas. Galbūt daugam kyla klausimas, kaip tu galėjai tikėti, kaip tu galėjai turėti tokį tvirtą, nepajudinamą tikėjimą, kai tavo galimybės atrodė, tai yra, jų iš viso net nebuvo. Tavo aplinkybės atrodė visos prieš tave. Nebuvo net vilties, kad mano gyvenimas pasikeis. Tuo metu aš gyvenau Lietuvoje, Vilniuje ir tuo metu Vilniaus miestas nebuvo pritaikytas žmonėms su negalės, žmonėms, kurie juda neįgaliojo vežimėlyje. Ir aš buvau faktiškai įkalinta savo namuose, kadangi mes gyvename 9-aukščiam name, 5 aukšte ir aš negalėjau iš namų išeiti, nebent mano tėtis ar brolis išneštų mane ant rankų. Ir aš įkvėpdavau gryną orą vos tik tai keletą kartų per metus, kai reikėdavo važiuoti pas daktarą, reabilitacijos centrą ar dar kažkur tai, kur reikėjo. Bet šiaip tai aš nenorėjau, kad mane nešiotų ant rankų, aš nekenčiau to. Ir tuo metu atrodė iš tikrųjų, kad ateities nebėra, jos nėra, nes aš esu realiai įkalinta, uždaryta savo namuose. Ir man tada buvo 22 metai ir atrodė, kaip toliau gyventi, koks bus tas gyvenimas. Iš tikrųjų vilties nebuvo. Ir vienintelis, kas man davė vilties, iš kur aš ją turėjau, tai buvo mano tikėjimas. Man nebeliko nieko kito, mano aplinkybės, mano situacija, padėtis, ta, kurioje atsiradau, jinai atrodė ant tiek beviltiška, kad man nieko nebeliko, kaip tik tai turėti tą vaikišką tikėjimą, kad Dievas man gali padėti. Ačiū Dievui, aš turiu puikią šeimą, nuostabius draugus, kurie lankė mane.
Ir mes iki šiol esame draugai ir aš juos be galo myliu. Aš myliu savo šeimą. Jie būtent ir pranešė mane ant savo rankų. Tuo metu, kai aš buvau labai pažeidžiama, mano šeima ir draugai buvo šalia manęs. Bet kalbant apie ateitį, jo vilties nebuvo, o aš troškau gyventi aktyvų, pilnavertį gyvenimą. Vienintelis, kas man davė tą viltį, tai buvo tikėjimas. Ir metams bėgant, mano tikėjimas augo. Jisai augo ir tvirtėjo. Ir daugelis gali pastebėti, kad aš pradėjau kalbėti garsiai apie tikėjimą. Ir daugelis manęs klausė, iš kur pas tave, kaip tu gali tikėti tuo, kas yra neįmanoma, kaip tu gali tikėti, kai atrodo, kad tu darai, dirbi, sieki kažko, tai laikas bėga, o niekas nesikeičia. Kokiu būdu tu turėjai tą tikėjimą? Ta tikėjimą, kurį aš turėjau, jisai jau buvo manyje nuo pat reanimacijos laiko. Jisai buvo manyje ir aš tikiu, kad tai tiesiog buvo Dievo duotas tikėjimas, kuris nepriklauso nuo aplinkybių, kuris nepriklauso nuo to, ką aš galvoju apie savo padėtį ar ką man kiti žmonės sako. Tas tikėjimas buvo tiesiog neeilinis, netgi man pačiai. Ir vėliau, skaitant Šventąjį raštą, aš atradau labai panašų tikėjimą, arba, sakykime, mano tikėjimas buvo labai panašus į tokį, kokį aš radau Biblijoje. Ir būtent Abraomo ir Saros istorija, jinai tapo man viena iš labiausiai įkvepiančių istorijų apie tikėjimą. Paprastai, kai iškyla problema, mes sutelkėme dėmesį į tai, kokia ji didelė, ar ne? Mes tarsi apžiūrime tą problemą iš visų pusių, kokia yra sudėtinga. Ir po to mes galvojame, ar mes galime su ją susitvarkyti, ar mes galime kažką tai padaryti, kad ištaisyti padėtį. Ne? Ir lengva yra tikėti, kad problema bus išspręsta, kai mes žinome, kad mes galime ją išspręsti. Ar ne? Arba mes turime išteklių, arba turime ryšių, kurie gali mums padėti. Tačiau, kai situacija yra antiek sudėtinga ir problema yra per didelė, kad mes galėtume patys ją išspręsti, kai nėra sprendimo, kai niekas negali padėti, kai nei ištekliai, nei žmonės negali padėti, yra sunku patikėti, kad viskas bus gerai, ar ne? Natūraliai pas mus prasideda viduje nerimas, baimė ir netgi neviltis. Ir tuo metu jau yra sunku patikėti, kad Dievas gali padėti. Apie kokį ten tikėjimą į Dievą? Tu pažiūrėk, ant kiek yra sudėtinga situacija. Bet tai yra, tai yra žmogiškas samprotavimas, netikėjimas Dievu. Toks tikėjimas, jisai priklauso nuo mano supratimo, ant kiek yra įmanoma ištaisyti padėtį. Jisai priklauso nuo aplinkybių, tas tikėjimas, jis priklauso nuo išteklių, nuo to, ką kiti žmonės galvoja apie tai, nuo to, ką aš pati galvoju apie tai. Metams bėgant, skaitant Šventąjį raštą ir remdamasi savo patirtimi, aš supratau, kad tikėjimas Dievu nepriklauso nuo mūsų supratimo apie tai, kas yra įmanoma. Jis nepriklauso nuo realistiškų veiksnių. Ir jis taip pat gali prieštarauti tam, kas mums atrodo normalu, kas mums atrodo logiška. Mano istorijoje turėti tikėjimą buvo nelogiška. Mano istorijoje turėti tikėjimą tai buvo nelabai ir normalu, nerealistiška. Tai, ko aš troškau, tai, kaip aš norėjau pakeisti savo gyvenimą, atrodė nerealistiška. Ir man buvo sakyta, Inga, tu užsiminėjai nesąmonėm, tu save pati kankini,
tu stengiasi, tu dirbi, bet tai yra neįmanoma padaryti tai, ko tu trokšti. Tu geriau prisitaikyk prie aplinkybių. Tavo aplinkybės pasikeitė, tu gyvenk pagal aplinkybės, prisitaikyk, adaptuokis, gyvenk kitaip. Bet aš tikėjau, kad įmanoma, nes mano tikėjimas buvo pastatytas ant Dievo, ne ant mano supratimo, bet Dievu, kad Dievas gali tai padaryti. Ir prie to aš grįšiu vėliau. Dabar aš noriu kreiptis į tai, ką aš radau šventajame rašte, Biblijoje, apie Abraomą ir Sarą. Jie man asmeniškai yra labai gilus, didelis pavyzdys to, kas tas yra tikėjimas, kaip reikia tikėti Dievu, koks yra tas tikėjimas, kuris yra nepajudinimas, kuris nepriklauso nuo realistiškų aplinkybių. Kai Abraomas pirmą kartą gavo Dievo pažadą, kad jie turės vaiką, jam buvo 75 metai. Įsivaizduokit. Praėjo 25 metai ir jie vis dar neturėjo vaikų, o Sara jau buvo per sena, kad galėtų pagimdyti. Ir galiausiai, kai Abraomui buvo 100 metų, o Sarai 90, jie susilaukė Izaoko. Jie laukė 25 metus, kol išsipildė Dievo pažadas. Kaip dažnai mes pasiduodam, kai nesulaukim Dievo atsakymo pamaldos iš karto, tada, kada mes norime. Ir Naujajame testamente mes galime paskaityti, kaip Abraomas ir Sara išlaikė tą tikėjimą, kaip jie tą padarė. Jie pažinojo savo Dievą. Laiške Romiečiams 4 skyriuje mes skaitome: nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi ir taip tapo daugelio tautų tėvu. Kai buvo pasakyta, tokie bus tavo palikuonys. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu, nors jam buvo arti 100 metų ir Saros įsčių apmirusiamis jis nelaikė. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet sustiprėjo tikėjimu, teikdamas Dievui šlovę ir būdamas visiškai įsitikinęs, jog ką jis pažadėjo, jis stengs ir vykdyti. Laiške Hebrajams 11 skyriuje mes skaitome: tikėjimu ir pati Sara nevaisinga ir nebe to amžiaus gavo galios pastoti, nes ji laikė ištikimu tą, kuris pažadėjo. Abraomas ir Sara parodė išskirtinį mąstymą ir elgesį pagrįstą jų tikėjimu. Ar turime mes tikėjimą, kai ir kaip mes mąstome, kai realistiškai mūsų problema negali būti išspręsta mūsų naudai? Jei Dievo pažadas mums ar mūsų troškimas arba tikslas yra neįmanomas, ar mes iš tikrųjų tikim, kai mes pilnai suvokiam, kad tai yra tiesiog neįmanoma? Abraomas, žiūrint į jį, nors jis ir suprato, kad jam ir Sarai visiškai neįmanoma buvo turėti vaikų, jis neleido realistiškiams veiksniams susilpninti jo tikėjimo. Ar mes laikomės vilties, jeigu aplinkybės yra visos prieš mus ir jeigu viskas yra antiek sudėtinga, kad vilčiai nebėra net vilties ir net atrodo nebėra net prasmės tikėti ir turėti tą viltį? Žiūrint Abraomą, rašoma, kad net kai nebuvo jokios priežasties tikėtis vaiko, jis vis tiek tikėjosi. Ant kiek tvirtai mes laikomės tikėjimo, kai aplinkybės yra prieš mus ir mūsų siekis yra nerealus. Kai gyvename viltimi, bet eina metai, niekas nesikeičia ir atrodo niekas ir nesikeis, turbūt abejonės aplanko, ar ne? Ir iškyla klausimas, ar verta apskritai tikėti ir laukti. Juk vis tiek tai atrodo neįmanoma, tai yra nerealu. Abraomo tikėjimas Dievo pažadų nesusvyravo ir jis nepasidavė netikėjimu, jis nepasidavė abejonėms. Priešingai, rašoma, kad jo tikėjimas tapo dar stipresnis. Kaip? Ir belaukdamas pažado ir tvirtai tikėdamas, kad Dievas įvykdys, jis šlovino Dievą. O kaip
mes laikomės to tikėjimo ir ar mes linkę šlovinti Dievą, kai viskas atrodo vietoje, Dievas atrodo toli, jis neatsako į maldą, nieko nepadeda, niekas nesikeičia. Bet matot, Abraomas šlovino Dievą nepriklausomai nuo to, ar Dievas jam atsakė ar ne, ar Dievas išpildė pažadą ar ne. Jis šlovino Dievą todėl, kad jis pažinojo savo Dievą. Jis mylėjo jį. Jis šlovino Dievą už tai, koks jisai yra. Dar viena įdomi detalė. Abraomas buvo visiškai įsitikinęs, kad Dievas gali išpildyti savo pažadą. Kaip dažnai mes galim pagauti save galvojant, kad, nežinau, galbūt taip ir bus. Gyvensim, pamatysim, kaip viskas susiklostys. Abraomas buvo visiškai tikras tuo, ko dar neįvyko. Kaip? Todėl, kad jis pažinojo savo Dievą. Jis žinojo, kad Dievas turi galią įvykdyti tai, ką pažadėjo. Ir Sara tikėjo, kad Dievas ištiesė savo pažadą. Kai mūsų realistiški veiksmai labai garsiai skelbia, kad tai neįmanoma, kad tai absurdas, į ką mes sutelkiam dėmesį, į tai, ką mes matome ir jaučiame, į realistiškus veiksnius ar į Dievo charakterį. Sara buvo per sena, bet ji tikėjo, kad ištikimas yra tas, kuris pažadėjo. Žinojo, kad Dievas yra patikimas ir jeigu jisai pasako kažką, tai jis tą ir padarys ir jis nesikeičia. Ir štai du dalykai, kurie patraukė mano dėmesį apie Abraomą ir Sarą. Pirma, kad Abraomo ir Sarai pasitikėjimas Dievu buvo sąmoningas sprendimas, nežiūrint į tai, kokios buvo aplinkybės, kad fiziškai tai buvo neįmanoma, kad realūs faktai sako, kad tai yra neįmanoma. Antra, jų tikėjimas nebuvo pagrįstas tuo, ar Dievo pažadas jiems atrodė realistiškas, bet tuo, koks yra Dievas. Jis yra visagalis ir jis yra ištikimas savo pažadui. Skaitydami apie Abraomą, matome, kad jis pažinojo savo Dievą, kas jisai toksai, koks yra. Ir todėl realistiški veiksmai nestabdė jo. Jis buvo visiškai tikras, įsitikinęs tuo, ko dar nebuvo įvykę. Ir žinot, būtent toks tikėjimas padarė mano gyvenime stebuklą. Kaip ir minėjau, po autoavarijos aš buvau atsidūrusi beviltiškoje padėtyje. Bet aš giliai viduje tikėjau, nežiūrint į tai, kad apie ateitį buvo net baisu pagalvoti. Buvo net baisu pagalvoti. Vilnius nepritaikytas neįgaliems. Atrodo, namų nepakeisi, miesto nepakeisi. Esu uždaryta namie. Negaliu išeiti iš namų. Negaliu dirbti. Negaliu gyventi visaverčio gyvenimą. Realistiškai žiūrint, man gyventi savarankiškai, dirbti ir gyventi aktyvų gyvenimą, kaip aš to troškau, buvo neįmanoma. Ateitis iš tikrųjų atrodė labai nyki. Ir aš jaučiausi tokia maža ir bejėgė prieš savo aplinkybės, kad aš neturėjau jokios vilties. Išskyrus vaikišką tikėjimą, kaip ir minėjau, kad Dievas gali man padėti. To niekas nežinojo, bet kiekvieną dieną, būdama savo kambaryje, savo lovoje, aš kalbėjau su Viešpačiu. Aš sakiau, Dieve, aš nežinau, kaip tai įmanoma, aš negaliu net įsivaizduoti, kaip tai įmanoma. Bet aš žinau, kad tu gali pakeisti mano gyvenimą. Tu esi visagalis, tu sukūrei visatą, tu turi galią visom aplinkybėm. Dieve, aš tikiu, kad tu gali viską pakeisti. Žinot, mano tikėjimas nebuvo pagrįstas tuo, ant kiek sudėtinga buvo mano padėtis. Aš Dievui taip ir sakiau, man tai atrodo neįmanoma, bet tu turi galią. Tu turi galią. Man nesvarbu, kad aš neturiu kojų ar kad ranka neveikia. Aš tikiu, kad tu gali. Mano tikėjimas buvo pagrįstas ne tuo, ką aš maniau, kas buvo įmanoma ar neįmanoma, realistiška, bet tuo, koks yra Dievas. Todėl, kad jeigu aš būčiau grindusi savo tikėjimą, ką aš galvoju apie tai, aš net nebūčiau tikėjus, nes realiai tai buvo nerealu.
Bet aš tikėjau, kad jis gali pakeisti mano aplinkybės. Ir per pirmus 3 metus po tragedijos aš turėjau labai ypatingą momentą. Apie tai rašau knygoje. Kai po maldos atsiverčiau Bibliją ir aš gavau apreiškimą, kad Dievas išgydys ir atkurs mano gyvenimą. Ir kad tame bus daug jo šlovės. Ir žinot, aš laikiausi to žodžio kaip Dievo pažado. Ir net kai mano aplinkybės atrodė beviltiškos, niekas negerėjo, niekas nesikeitė ir atrodė, kad niekada ir nebepasikeis. Aš kasdien maldoje sakydavau, Dieve, aš vis tiek tavim tikiu. Aš tikiu ir aš pasitikiu tavimi. Ir aš viduje, aš žinojau, kad mano gyvenimas pasikeis. Ir net kai mano gyvenimas vėliau griuvo ir atrodė, kad dabar jau tikrai viskas baigta, aš vis tiek laikiausi Dievo pažado. Aš laikiausi jo pažado, kad jis atkurs mano gyvenimą. Tuo metu jaučiausi visiškai sudaužyta, viskas buvo sugriauta ir aš neturėjau jokios net idėjos, kaip tai gali būtų įmanoma atkurti mano gyvenimą. Bet aš tikėjau, kad su Dievu yra viskas įmanoma. Jis pažadėjo, jeigu jisai pasakė, kad atstatys mano gyvenimą, jis tai ir padarys. Ir net jei mano visi tikslai buvo žlugę, ir atkurti savo gyvenimą dabar jau tikrai buvo beviltiška ir nebuvo jokių galimybių, nemačiau jokių galimybių, aš vis tiek giliai širdyje laikiausi Dievo pažado, nežiūrint į aplinkybės. Ir iš tiesų Dievas yra galingas ir ištikimas. Taip ir įvyko, jis atvedė mane iš Europos į Kaliforniją, į žemę, kurioje nėra šaltų snieguotų žiemų, kurioje aplinka yra pritaikyta žmonėms, kurie juda neįgaliojo vežimėlyje. Čia aš galiu gyventi savarankišką, aktyvų, visavertį gyvenimą, nepaisant savo fizinių apribojimų. Ir šiandieną aš gyvenu netgi labiau prasmingą, tikslingą gyvenimą. Jaučiuosi pilnatviškai, netgi labiau pilnatviškai negu prieš avariją. Žinau, kartais atrodo, pagalvoju, kaip taip įmanoma, Dieve, kaip taip įmanoma. Su Dievu viskas įmanoma. Ir baigdama šią video žinutę, norėčiau jūs padrąsinti, leisti tikėjimui jūsų širdyje augti, leisti savo patikėti. Savo tikėjimo pamatus statykite ant to, kas yra Dievas, koks jis yra, o ne ant to, ant kiek sudėtinga jūsų situacija ir ar jūsų manimų yra įmanoma išspręsti tą problemą. Studijuokite Dievo vardus, jie atspindi Dievo charakterį ir jo autoritetą. Gilinkite savo žinias apie Dievą. Tai nėra gėdinga tikėti iš tikrųjų. Įsišaknykite Kristuje, jūsų tikėjimas būtinai augs. Ir atminkite, kad jūsų kliūtis gali būti didelės, bet Dievas yra didesnis. Kai atrodys, kad jūsų problemų neįmanoma išspręsti, tvirtai tikėkite tuo, kas jis yra, o ne to, ką matote. Remkitės tikėjimu į tai, kas yra jūsų Dievas, o ne savo sampratą apie tai, kas yra įmanoma. Su Dievu kiekviena kliūtis sugriūva, nesėkmė virsta pergalė ir net neįmanoma svajonė tokia kaip mano tampa pasiekiama. Dėkoju už tai, kad buvote su manimi. Iki kito mūsų susitikimo. Laikykite savo akis nukreiptas į tą, kuris yra visagalis ir ištikimas. Iki kito karto.